Sveiki, šiandien norim jums pristatyti Ovatrol produktą, valiklį kompozitui, tai būtų CompoClean. CompoCleanas yra skirtas valyti kompozitą. Jį galima naudoti prie baseino įdėklų, prie natūralaus akmens, tai mes šiandien bandysim su šito CompoCleanu išvalyti kompozitą. Jisai yra kažkiek tai pažaliavęs, kai kur purvo dėmes įsiskverbusios yra. Tam dalykui reikės dar įrankių. Šepetukas, toksai trumpo plauko, kietesnis plaukas, kad būtų galima patrinti, teptukas ištepti, akiniai, pirštinės guminės ir kibiriuką įsipilti. Aišku, dar ir įsimaišymui pagaliukas yra. Po atnaujinimo, kaip mes ištepsim, išvalysim viską, kitą dieną, kai viskas pradžius, mums reikės užtepti jau kompokselą. Kompokselas yra irgi Ovatrolio gaminys, jisai skirtas atnaujinti pačią dangą, atsinaujins ir spalva, ir įsigers į ją, neduos purvo neįsigerti, apsaugos patį kompozito nuo visų atmosferinių poveikių ir nuo purvo. Geriau valysis, geriau prisižiūrės ir spalva bus kaip naujo kompozito. Tai ką, bandom dirbti, bandom daryti ir žiūrim, kas gaunasi. Tai ką, biškiau apsitvarkėm, įsinešėm visus daiktus. Tokį darbą geriausia būtų daryti, kaip tiesiogiai nešviečia saulė. Ant paviršiaus, kuris nori plauti arba dažyti, jis turi būti neįkaitęs. Kokį 20 laipsnių geriausias paviršius. Tai jisai vėsus šiaip iš tikrųjų yra. Biški čia saulės užeina, bet čia nieko tokio. Bandom plauti, ištrinam, įsipilam dabar šito CompoCleano. Viso gal nepilsiu, pažiūrėsim, kiek čia sunaudot, bet čia prašo jie, kad plius minus iš litro nuo 5 iki 10 kvadratų. Čia priklauso irgi nuo kompozito lygumo. Pamiršau užsidėti pirštinės, nes jau jaučiasi šiek tiek kaip biški griaužė jau. Čia turim neblogas pirštinės, Black Mambo. Ir aišku, patarčiau rakinius susidėti visą laiką, nes kad į akis nepatektų. Taip, nu ką, bandom tada terasą plauti. Mirkom cleanerį. Tai iškart dar daugiau gal. Va. Jį labai geriasi šitas. Matos iškart, kas yra. Tepant, jisai labai susigeria. Matosi, kad paviršius yra atviras. Ir jį labai smarkiai viskas geriasi. Mes dabar pabandysim tokį plotelį vieną pasidaryti, nes vis laik šiaip gamintojas rekomenduoja valiklius pasitikrinti prieš naudojant mažesnį plotelį kažkokį. Ar viskas gerai, kad dėl viso ko, kad sakoma, neprisidaryt bėdų, tai mes pabandom kažkokį plotelį dabar pasivalyti, kur neprieinama, tai biški mažesnį pasimsiu. Šitą į kampą. Šitas yra visiškai atviras kompozitas, neapsaugotas nuo purvo įsigerimo. Reikėtų palaikyti, rašo, 5 minutės, kažkur 10 palaikius, tada galima su šepečiu tokiu patrinti. Patrinus, manau, dar geriau išsivalo iš tų visų grevelių. Matot, kaip žaluma visa pakilo. Taip, ištepus, 5 minutės 10 praeina, mes dabar jį nuplausim su vandeniu. Paprasčiausiai su šlanga, net ne kercherį naudojant, o paprasčiausiai srovė vandens, kuo puikiausiai nusiplauna ir įgauna jau savo pradinę spalvą. Plotelį padarėm, kaip ir veikia labai gerai jisai. Kas labai patinka man šitam, kad nereikia apsiklijuoti tų visų langų, aliuminio, čia dažytų sienų, jisai labai gražiai nusiplauna ir nepakenkia paviršių. Ką dar beplaudamas pastebėjau, kad kaip toks paviršius yra perdžiuvęs, su tuo valikliu valant, jisai labai to valiklio daug reikia šiaip iš tikrųjų, kad jį sušlapinti. Tai būtų galima, aš taip manau, prieš darbą šiek tiek su šlanga jį prasišlapinti, drėgną pasidaryti. Tada jisai netiek to daug valiklio reikia susinaudoti ir lengviau bus tepti. Pabandysiu aš dabar taip ir padaryti. Prasišlapinsim biškį terasą. Bandom trinti ant šlapio. Manau, prasišlapinus, šiaip užsitepa, tai daug maloniau, lengviau. Kur aišku dėmės tokios jau yra riebesnės, labiau įsisenėjusios, tai jie
reikalauja vis tiek to šepečių patrinimo didesnio. Užnešiau, patryniau, dar palaikysiu kokias 5 minutės ir dar kartą tą pratrinimą padarysiu. Aišku, galima pratrynus, gal taip antro nedaryt, galima aukšto slėgio naudoti aparatą, bet nedaugiau kaip 50 barų stiprumo. Nu ką, dar kartą patryniau, po 5 minučių pratryniau visus tarpelius, prieimus, kur sunkiau su mažesniu. Manau, galim bandyti nuplaudinėti su vandeniu. Baigiam plauti tą ruoželį kompo klyną. Kaip ir sakiau, čia prieš tai aš biškį su vandeniu prasišlapinau ir tada ėmiau palyginus su tuo, kas buvo, taip kaip diena nuo nakties skiriasi. Aišku, dar turi pradžiūti, tada labiau paryškės tas skirtumas. Dabar jisai šlapės, sodrus yra spalva, bet taip nudžiūvusis iš vis šviesės, bus šviesus gražus. Tai ką, po didelių darbų pamatėm rezultatą. Apsiplovė labai gražiai, mato dar kai kur yra neišdžiūvę, bet išdžiūs, pabals gražiai ir atrodo dabar tas kompozitas kaip ką tik sudėtas. Jisai išsivalęs yra nuo viso purvo, nuo to žalumos, labai gražiai išsivalė. Tai dabar jisai turėtų padžiūt apie 2-3 dienas ir paskui dėsim kompoksilą. Dangą, kuri dar geriau atnaujins, dar geriau atrodys. Iki.